Labą dieną, aš esu Saulė, o čia mano mama. Mūsų Saulės onkologinės ligos kelionė prasidėjo šių metų rugpjūčio mėnesį. Vieną dieną staiga pradėjus vemti ir užkilus aukštai temperatūrai, tuo metu kažkaip nesureikšminom tos pačios ligos, galvojom, kad tai tuo metu siautęs vėmimo virusas. Paskui po kelių dienų išryškėjus dvejinimuisi akyse, nusprendėm kreiptis į medikus, pamatė pakitimus smegenų kamiene. Tai buvo smegenų tilto glioma. Ar tu žinai, kad čia tavo svajonė? Prašau. O mano saulė, tu mano šviesa, tu žemę sušildai ir sklaidus tamsa. Tada, kai nuskaidrins padangė aušra, o mano saulė, ateik su diena. Saulės svajonių šuniukas buvo labai senai svajotas, tačiau žinodami, kad tai yra labai didelė atsakomybė, šią svajonę atidėdavome. Bet jau kokią porą mėnesių Saulė susirgus, jinai nuo ryto iki vakaro vien kalba tik tai apie šuniuką, kaip jį pirks, kaip pasveiks, kaip jį prižiūrės, kaip su juo žais. Ir gavę svajonių laišką, užpildėme jį, kad norim šuniuko. Tai kaip tu, Saulyte, šiandien jautiesi? Puikiai. Kaip tau gimė tokia svajonė? Kodėl? Tiesiog užsimaniau šuniuku, nes tiesiog galvoju, gal man padės kartu eiti pro šitą ligą. Bus smagiau, veiklos daugiau. Padangė aušra, o mano saulė, ateik su diena. Sužinojus diagnozę buvo labai sunku, buvo labai daug ašarų, buvo labai daug klausimų iš vaiko pusės, kodėl taip atsitiko, kodėl mes taip ilgai gydomės ligoninėje, kiek mes laiko būsime. Paskui pradėjom aiškinti, kad viskas bus gerai, čia tik tai laikina ir mes tikrai pasveiksim. O kaip tu, pavyzdžiui, pati jautiesi, kai sužinojai? Galvojau, kodėl man, o ne kitiem, kuo aš kalta. Žiūrėk, Luk. Saulė, iš kur gavai? Gavo dovanų Maja. Man atrodo, jinai tokie įdygus, kad žinok, užteks visiems. Vajezu, jau žandas tau, žiūrėk, sudraskė. Jau kandžiui, tas pradėjau. Tai iš tikrųjų norime labai padėkoti visiems mūsų palaikantiems žmonėms, kurių iš tikrųjų yra labai daug. Nuoširdi padėka Kauno klinikų gydytojams, visiems, mūsų gydytojai Rūtai Maškiai, visoms slaugytojoms. Šiandieną didžiausia padėka yra Rimanto Kaukėno paramos grupiai už Saulės išpildytą svajonę, kuri buvo netikėta. Saulė nežinojo, kad gaus šuniuką, bet bus labai džiugi. Norėčiau padėkoti Kaukėno paramos fondui už šitos svajonės išpildymą. Iš tikrųjų, tai norim labai daug gražių žodžių pasakyti Migliai. Labai džiaugiamės, kad jinai atsirado mūsų kelyje. Pas jūs dirba labai nuoširdūs, atsidavę žmonės, kurie dirba, manyčiau, be darbo valandų. Taip pat norime labai padėkoti visiems Lietuvos medžiotojams, prisidėjusiems prie Saulės svajonės išsipildymo. Padangė aušra.